Šią savaitę pradedu 125 sprintą ir dar didelis update'as, netekau darbo, biškai liūdna. Bet nėra tokia labai jau bloga žinia, turėsiu daugiau laiko pakodinti savo projektą, įkrasiu kitą darbą. Gerai, greita istorija. Prieš kelias savaitės man pasitaikė proga nemokamai gauti naujų userių ir gauti naujų userių, gauti jų daug. Gauti naujų userių į savo website. Parašė man toks bičas vardu Mateo iš Italijos ir pasakė, turi 14,5 tūkstančio sekėjų Twitter'y, 10 tūkstančių sekėjų Instagram'e ir sako, man darom video apie fantasy, Eurolygos fantasy, podcastą tokį darom. Hey, what's up? Hello. Where do you think we should publish it? Yeah, it's the main question. Yeah. I don't know, maybe... Ką tik pavarėm su bičiu iš Italijos pirmą video. Hello, Mateo. Hello, Runas. The first Mateo and Arūnas EuroLeague Fantasy podcast. Our ultimate goal is to share few. Tas bičas iš Italijos yra Mateo. Labai draugiškas šaunus jaunuolis. Jis yra krepšinio žurnalistas. Jis seka daug žmonių ir greičiausiai seka daugiausiai tie žmonės, kurie mėgsta krepšinį, nes jis postina naujienas apie krepšinį. Ir mano planas buvo, manau, logiškas. Tikslinė rinka, kurią aš gaunu už dyką, nemokamai. Jis pats man parašė, sako, davai darom video. Ir aš galiu pasinaudoti šią progą ir gauti nemokamai naujų userių į savo website. Gerai, iš 10 tūkstančių galvoju, koks procentas? Minus 99 procentai. Lygu 100. Tai 100 naujų userių. Čia galvojau pesimistiškų variantų, aš tiek naujų žmonių gausiu. Bet taip nenutiko, 100 userių neatėjo. Taigi, tas video, kurį įrašėm, podcastas, kurį įrašėm su Mateo, jis dabar yra live. Ar žmonės greuna mano website, dabar yra 12 dienos. Visai negriovė website, visai nepajaučiau trafiko prieaugą po šitų video. Atgal prie darbų.